Ir faktas, kad tikrai netokių rezultatų nori Vilniaus Wolves TwinsBet. Šios komandos starto penkete šiandien Blaževičius, taip pat rungtyniauja Tayloras, kurio prasiveržimas į kairę pusę užsibaigė dešinę rankę. Rekordus tikrai tobulėja, dabar žinoma neliko Leslie Kervemo klube, tad daugiau laiko gauna ir Vitalijus Kozys ir faktas, kad šiandien noro tikrai turėti 14 kamuolių puolime, Wolves TwinsBet nusėmė 13. Jeffrey Tayloro perdavimas ir čia vienas pats pabando pabaigti ataką, tą ir daro Marekas Blaževičius, sėkmingas jo įsiveržimas į baudos aikštelę, taškai pelnyti dešinę ranką. Na tada irgi buvo labai geras trečias kėlinys per trečią ketvirtį ir galima sakyti, kad slipina užtvarą Edas Krosvalas, leidžiasi žemyn, perdavimo jam nėra. Josefas Girardas atgal, grįžo jis sekmadienį ir kiek kalbėjo Gediminas Petrauskas šiandien, tikrai grįžo geros formos, viskas yra gerai, kad norėtųsi jo išvengti. Na ir šiandien irgi negalima sakyti, kad komanda žaidžia kol kas mačo pradžioje labai solidžiai, šokdino varžovą Arnoldas Kulboka, na čia didžiulis šaltakraujiškumas, visiška ramybė, gana banguotai žaidžia, vėlgi su Jonavos CBet. Pelnė tik 3 taškus, bet praėjusiuose rungtynėse, kaip ir minėjau, gerino karjeros rekordus. Antony Keunas yra trečią sezoną čia Regimantas Miniotas, bet karjeros pradžioje buvo ir Kėdainių klubas, kuriam atstovavo žaidėjas, o čia fiksuojama pražanga. Žemaitis. Įvedamas kamuolys dar kartą, du varžovai prieš Regimantą Miniotą, taiklus metimas iš toli, pataiko Kristupas Žemaitis. Žemaitis prašo kamuolio Tayloras, vėl turi žemesnį varžovą prieš save, eina į pagalbą Darilas Duala. Gali pataikyti Bruksas tritaškius ir taiklus Brukso metimas iš toli. Arminas bando užsimti poziciją, Regimantas Miniotas į dešinę, jo perdavimas prie tritaškio linijos, metimas iš toli ir jis yra taiklus, pataiko Gersonas Bruksas. Perdavimas Kozijui, Kozys iš toli per rankas, netaikliai. Labai sunkiai sekasi susikurti jau per šį kėlinį gerų atakų Nevėžio Optibeto, čia visiškai laisvas Jeffrey Tayloras ir tai yra paskutinis lašas Gedimino Petrausko kantrybės taurėje. Ji yra perpildyta ir strategas prašo minutės pelnyti. Iš po krepšio nepataiko Mikalauskas. Keunas. Arminas meta tritaškį ir jis yra taiklus pirmą kartą. Keunas. 8 sekundės atakai, 1 prieš 1, prasiveržimas čia, perdavimas į baudos aikštelę Taylorui, atgal iš vidaus į lauką, metimas iš toli, Bruksas. 3 tritaškai per šį. Turėjo netokį ir blogą galimybę. Keunas. Regimantas Miniotas ir taiklus Minioto metimas, dešinė ranka. Jie galima konstruoti, kol Džardas negrįžo į gynybą, dabar jau 5 prieš 5. Labai gražu štai čia, perdavimas ir Jeffrey Tayloro oro linijos, kaip puikiai sužaidė. Mitas Sebo. Slipina užtvarą Edas Krosvalas, atsisako šio sumanimo Mitas Sebo, kabina kamuolį Krosvalui, dėjimo nėra. Labai lengvai buvo įveiktas Antony Keunas. Šonas Arminas. Išsaugo kamuolį Wolves TwinsBet, gražiai jo dalyjasi ir Mareko Blaževičiaus dėjimas iš viršaus. Marekas pelno savo 4 tašką, labai rezultatyvus lietuvis nebuvo. Prieš Antony Keuną, panašu, kad nori atakuoti Antony Keuną. Keunas beveik ant stačių kojų bando gintis ir dabar bėga į greitą ataką 3 prieš 3. Kulboka iš toli, galėjo čia užsibaigti Wolves TwinsBet, to nepadaro, tačiau Trišonas. Tokia gynyba 2-1-2 panašu naudoja ją pastaruoju metu Nevėžis Optibeto, čia taiklus metimas. Marekas Blaževičius lyg ir labiau ten prižiūrimas. Mitas Sebo, kokį perdavimą iškiša ir įspūdingas blokas, taškai nėra įskaityti. Jeffrey Tayloras panašu, kad jis blokavo šį metimą 4 pergalėmis Uniklub, bet Juventus 4. Šiauliai Kazino Admiral, tad tikrai viskas dar yra įmanoma. Reikia pradėti rinkti pergalės, o Gersonas Bruksas ir toliau renka taškus tolimais metimais. Bruksas išveda komandą į priekį. Mikalauskas. Mitas Sebo į kairę pusę ir labai solidus prasiverčimas į stiprią ranką.
Su kontaktu šalia buvo varžovas, metimas labai sudėtingas, bet pataiko Mitas Ebo ir vėl +1, kalbant apie Nevėžio Optibet situaciją, metimas iš toli, taiklus iš šio taško ir Trešonas Tarminas. 24-21, šį kėlinį laimi Nevėžis Optibet. Vilkai turi 1 taško pranašumą, čia dar vienas metimas Kristupo Žemaičio, sudėtingas, bet jis yra taiklus prieš Matą Vaitkų. Paleidžia tritaškį po driblingo, herojiškas metimas netaiklus, o čia Kristupas Žemaitis pabaigia ataką taikliu metimu, 74-69, dar kartą štai čia panašu, kad Krisas žaidžia penkete Marcinkevičius, rungtyniauja Miniotas ir taip pat Gersonas Bruksas. Ir štai taip žaidžia Justinas Marcinkevičius. Na, tokių epizodų su Nevėžio Optibet apranga, sakyčiau, kad yra po 10 sekundžių. Teisėjai rodo, kad viskas yra legalu. Aikštės vidurio linijos taisyklė nėra pažeidžiama. Dar kartą Gersonas Bruksas ir 5 jo tritaškis. Ir jo vedama komanda pirmauja 3 taškais. Kristupas Žemaitis. Leidžiasi žemyn Regimantas Miniotas, meta nuo lentos ir taikliai tai daro, mažina atsilikimą iki minimalaus. Ir jis pastaruoju metu veikia puikiai. Žemaitis į dešinę pusę veržiasi, į stiprią ranką ir taiklus metimas. Kelnas. Kyla Jeffrey Tayloras, kamuolį priima, slipina užtvarą, pick and pop, žaidžia šioje situacijoje Trešonas Tarminas ir puikiai skaito žaidimą, atlieka rezultatyvų perdavimą Miniotui, Redžio taškai. Anthony Kelnas lieka izoliacijoje prieš Vitalijų Kozį, gali žaisti 1 prieš 1, gali Kozį atakuoti, ieško pranašumo baudos aikštelėje, nugarą žaidžia Arnoldas Kulboka, geras įvedimas kamuolio čia. Grąžina į kamuolį atgal ir nepataiko Jonas Zakas. Mitas Ebo netrukus į aikštę turėtų grįžti, iki galo žaidžia ir pelno taškų su pražanga Anthony Kelnas. Keičiamas yra Jonas Zakas. Laimėjo šis sporto direktorius su Kėdainių Nevėžiu Optibet. Telšiuose įveikė Mažeikius, o čia pataiko Anthony Kelnas, bet tai jau yra per vėlu. Taigi Nevėžis Optibet pasiekė dar vieną pergalę.